Labas vakaras, gerovės link pakeleiviai. Šią laidą jūs matysite vakare, mes ją įrašinėjame ryte. Dėl to viskas truputėlį kitaip, nes rytais mano galva neveikia. Gerai, juokus į šoną, šiandien mes kalbėsim apie rytinę mankštą. Kaip pastebėjot, mūsų grupė Gerovės link, jinai tokiais ketvirčiais vis truputėlį keičia temą. Pradžioje mes pradėjom labai stipriai nuo 3 mėnesius, Liepą, rugpjūtį, rugsėjį buvo tik tai detoksikacija, organizmo valymas, paskui mes perėjom spalį, lapkritį, gruodį, mes rūpinomės labiau psichologinė sveikata, buvo minčių detoksikacija. O dabar sausis, vasaris, kovas, mes po truputėlį vėl grįžom prie detoksikacijos, nes visi, aišku, įsikėlė naujų metų tikslus, numesti svorį, sveikiau gyventi. Ir dabar jau nuo balandis, gegužė, birželis mes labiau domėsimės apie fizinį aktyvumą. Kaip tą raumenų masę išlaikyti arba ją padidinti, jeigu ji yra sumažėjusi. Apie tai šiandien nekalbėsim, bet pradėsim nuo rytinės mankštos. Ir kodėl rytinė mankšta yra tokia svarbi, tai jūs turbūt žinot, kad sportuojant išsiskiria endorfinai ir tada visa diena lengvesnė, to tokio emocinio persivalgymo mažiau, nes kūnas jau endorfinus išskyrė. Ryte iš tikrųjų geriausiai auga raumenys, nes būtent testosteronas išsiskiria daugiausiai jo ryte ir raumenų masė lengviausia užaugti. Ir ta rytinė mankšta neturi būti labai aktyvi, turi būti tokia, tik kūnas atsibudo, tai kažkokia ten pasiražymo, aš apie mankštą nekalbėsiu, nes mes turėsim svečią, asmeninį trenerį Domantą Budriką, jisai apie tai papasakos. Ir dabar mes iškart ir pradėsim nuo įrašo, kurį vėliau aš įkelsiu į grupę atskirai, būtent tos 7-8 minutės rytinės mankštos, bet atsikėlus, ką reikėtų daryti. Tai nieko nelaukiant, aš tą video su jumis ir dalinuosi.
wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Let's go! Hey! Yeah, this is my life, my strife, my right to fight, to die on. And this is my game to play, to claim a brand new name, And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night, And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? Na taip, pasižiūrėjus viskas puikiai lengvai gaunasi. Ok, tai dabar kviečiam, kad mums truputėlį patartų ir padėtų mūsų treneris Domantas Putrikas.
Sakau labas vakaras, nors laba diena. Sveiki. Tai ačiū labai už šitą video. Iš tikrųjų, mes bandysime daryti tai, ką tu darai. Ir tu pasakyk, į ką vat svarbu mankšta rytinė, vat ką daryti, ko nedaryti. Taip nėra, ką daryti, ką nedaryti. Svarbiausia yra, kad ryte atsikėlus, kad šaltas kūnas reikia gerai apšilti, kad kūno temperatūra pakiltų. Tada visą kūną rekomenduoju praeiti. Pradėti nuo kojų, didžiausią raumuo, nugarai duot krūvę, rankom, pečiam, presai. Visą kūną taip praėjus pusę valandos ir geresnė savijauta būna. Ir svarbiausia yra neskubėti, kad taisyklingai atlikti judesius. Nes kad greičiau nereiškia, kad čia geriau bus. Tai žodžiu, rytas turėtų prasidėti nuo to, kad tu atsikeli, tada truputį apšyli ir darai mankštą. Aš ten nei dušai, nei pusryčiai, nei niekas, o pradžioje tiesiog prasijudinti. Čia kaip pagal žmogų gali pirmą prasijudinti, padaryti, pasportuoti, tada eiti dušą arba iš karto į šaltą dušą, pavyzdys, ar drungną ir tada išsijudinti. Ar taip arba taip, kaip žmogui geriau jau. Nes aš tavo šitą mankštą stebėjau, tai aš mačiau visokių elementų, net ir jogos elementų. Čia tokia yra, tu ją pats sugalvoji, ar tu čia kažkokia... Tai aš ties ir pas tos judesius darau ir žmonėm duodu. Kad kur be papildomos svoris, savo kūno svorį tik tai, kad net neįrka veikti, jeigu žmogus dar trumpesnį laiką tą sportuoja, ar naujokas yra. Nes aš taip žiūrėjau, ką tu darai, aš suprantu, kad aš daug ko nepadarysiu, bet aišku, siekiamybė yra maždaug, kad, nežinau, čia tikrai nepradedantiesiem mankštą, arba aš esu visiškai atitrūkau nuo šito. Gal taip atrodo, nes yra lengvesnis biškų variantas ar sunkesnis pasunkinant. Tai čia buvo lengvesnis ar sunkesnis pagal tave? Ne, kai kurios pratimus padariau lengvesnį variantą ir sunkesnį variantą. Ten ir taip buvo. Ok, supratau. Reikės įsigilinti. Žiūrėk, man labai įdomu yra, nes pas mus jau kitą savaitę atsiras rinkoje naujas produktas. Tai kas dar nežinot, čia yra amino rūgštys, mes daug apie šiandien nekalbėsim, jų yra ne 9 šį kartą 10, bet apie tai vėliau. Ir man kaip tik su to produktu ir dabar labai yra tokių klausimų. Nes aš žinau, kad yra skirtingos treniruotės raumenų skaidulom, yra tos, kur lėtai susitraukiančios raumenų skaidulos, kur greitai, kur šitą lean muscle daro, kur bulky muscle, tos tokius išpūstus raumenis. Ir ar, pavyzdžiui, kurios treniruotės skirtos būtent tą lean, tą liekną sportišką kūną turėti, ne tą tokį išpūstą tos raumenis, o tą liekną lean muscle masę. Ar koks skirtumas tarp treniruočių yra kažkoks? Mano manimu, kad ta lean, tai labiau tada funkcinis treniruotės, kur ne tai, kad ateiti ten didžiausias svoris kelti, o čia kaip pavyzdys, čia buvo kaip funkciniai pratimai, ten su mažu svoriu pasiemus, kad būtų sujudėsi pratimai, o ne treniruoklį tik atsisėdus, kaip pavyzdys ir daryti, kad ir padėtų gyvenime tie judesiai. O kur jau bulk, tai automatiškai ir mityba yra, ten jau daugiau kalorijų pertekliaus ir ten jau stengiasi didesnis svoris kilnoti. Jo, tai jeigu mes norim sportiško liekno kūno, tai mums reikia daryti, aš tik tai pakartoju, ką tu sakai, reikia su nedideliais svoriais ir daryti pratimus visiems kūno raumenim, kad būtų tokie kaip judesiai, tokie funkciniai. Ne? Tai čia ir dėl tada mes neišsiauginsim tos didelės kūno masės, o tiesiog turėsim raumenų tonusą stipresnį. Nes raumenį reikia šiek tiek to papildomo svorio, bet nereikia ten jau labai didelio. Nes ir tų pratimų mažą svorį pasiemi ir puikiausiai ir gaunasi. Supratau. Gerai, o dabar vėlgi ir maisto racionas turbūt skiriasi tiem, kurie tą jau raumenų didžiulę masę auginasi, tai kaip tu sakėjai, ne, jie ten daugiau kalorijų valgo, o kur nori to liekno raumeningo kūno, tai turi vis tiek turbūt žiūrėti, limituoti, nes būna, žinai, žmonės pradeda sportuoti ir aš sportuoju, tai aš dabar galiu daugiau valgyti, ne, ir paskui, kažkaip tas svoris ir užauga. Tas svoris užauga, nes galvoja, kad čia sportuoja ir pradeda viską, bet ką valgyti ir gaunas, kad to riebalo priauga.
vis tiek turi būti subalansuota sveika mityba, kad neviršyto pridėtinio cukraus per daug ir tų fast foodų privengti. Jeigu labai noris, kartą į savaitę padaryti tokią išimtį, bet ne tai kiekvieną dieną. Valgyti ant šokoladukus, nesveiką maistą, vis tiek reikia prisižiūrėti visą mitybą ir viską. Tai vis tiek aš įsivaizduoju, kad daugiau gal to baltyminio maisto reikia ir augalinio ir gyvulinio truputėlį įsivesti, ne vis tiek, nes raumenys tai ką, iš baltymų juk auga. Šiaip be baltymų neužauginsi, nes baltymas ne tik raumenim, bet visiems kitiem organizmo funkcijom, tiek nagam, plaukam, odai reikalingi. Taip, ir širdis, ir smegenis su iš baltymų ten tam statomoji medžiaga. Aha, supratau. Tai dabar pirmas dalykas, turi būti funkcinės treniruotės su savo svoriu arba nedideliais svoriais ir tada mityba, tas truputėlį ribotas kaloringumas, subalansuota mityba ir daugiau baltyminio maisto. Taip? Taip, bet tokiais būdais nebadauti. Didžiausia klaida žmonės padaro. Tiesiog valgyti geriau po mažesnis porcijas, bet koks 5 kartus ar 4 bent jau kartus išeina. Supratau. Kad baltymus palaikytum. Nes aš tą informaciją gavau, kad irgi tos visos dietos, kur žmonės per gyvenimą staigiai numesiu svorio čia ir ten numeta 5-7 ar ten 10 kg per 2 mėnesius ir jie numeta juk ne tik riebalus, jie juk numeta ir raumenų masę. Tai pirma ir krenta ne riebalai, o raumenų masė. Dėl to nereikėtų žiūrėti svarstyklės, o į veidrodį arba geriausias pagal rūbus. Nes jeigu žmogus badauja, kūnas jaučia stresą, man nereikia raumenų, nereikalingas svoris, pirma raumenis, o riebalas lieka. Ir kaip tik, kuo daugiau raumens, tuo daugiau kalorijų per dieną sudegina žmogus. Tai dėl to negali badauti. Ir žinau, kad hidratacija labai svarbi yra, ypač sportuojant. Būtinai, nes jeigu vandens trūkumas yra, tai pradeda kūnas vandenį tiesiog kaupti. Gal pas tas žmogui nėra tiek riebalo, bet vandens prikaupia. Tai čia jeigu negeria žmogus? Jeigu vandens trūkumas organizme yra, nepakankamai išgeria. O šito nežinau, labai įdomu. Kaip pavyzdys, gali vieną savaitę presas matytis, o ten čia vandens nepakankamai gėriai, kavos gėriai, kurie šalina skystį, visi gazuoti gėrimai, kur neturi, pavyzdžiui, cukraus, tai irgi šalina skysčio. Automatiškai vandens trūkumas ir prikaupia vandens, pavyzdžiui, ypač ant korpuso srities. O tai kaip įdomu. Ir dabar šiais laikais, tai aš irgi domėjausi, yra visokios svarstyklės išmaniosios, kurios įrodo ir tą būtent vandens kiekį organizme, ir tą riebalų masę, ir tą lean muscle masę, galima viską šiais laikais pasitikrinti. Tu esi bandęs tokius? Šitą nesu bandęs kažkaip. Bet aš bandysiu, aš dabar rinkas tyrinėju ir žiūrėsiu, nes iš tikrųjų įdomu užfiksuoti, aš šitą kelionę su sportu dabar atnaujinu ir tik pradedu, tai labai įdomu vis tiek užfiksuoti tą pirminį tašką ir dėka šitų, sakykime, treniruočių ir sveikos mitybos ir šitų amino rūgščių papildų, koks bus rezultatas, tikrai labai įdomu. Dėl pačiam žmogui įdomu, ypač pradėti sportuoti, stebėti rezultatus, kad, pavyzdžiui, nusipaveiksluoti ten kiekvieną, pavyzdžiui, pirmadienį, kažkurią dieną, kas į savaitę po kartą, pavyzdžiui, tik atsikėlus. Tada mėnesis, 2, tu matai kažkoks rezultatas, pastebi. Tas pačiam dėl savo įdomumo. Iš tikrųjų, kokia gera mintis, nes mes grupėje turime kas savaitę ten išsimatavimo ir svėrimuose, o dabar padarysim kas savaitę nuotraukas. Tai ruoškite bikinius. Ryte geriausia fotografuotis. Atsikeli, padarai visus reikalus, tada, kad vienodas apšvietimas vienodų laiku, kad būt nieko dar nevalgęs esi, tada gražiausiai ir atrodai, nes kaip kas ryte gražiausiai atrodo, čia gal 27 metų. Gerai, žiūrėk, aš tavęs ilgai nelaikysiu, tik tu man dabar, pavyzdžiui, gal aš kažką praleidau, kažko nežinau, jeigu žmogus, tarkim, iš vis nesportavo, ten elementarūs fiziniai judesiai, kurie šiaip yra gyvenime, ne? Ir dabar jisai pradės sportuoti, kad ir nuo tavo mankštos pradės. Į ką jisai turėtų atkreipti dėmesį,
vat, kad savo nepakenktų arba kažkaip savo efektyviau tas viskas vyktų, gal aš kažką vat, apie tos mitybos ar pratimų, gal kažką praleidau. Nereikia visų pirma persistengti, nereikia galvoti, kad sportuos 5-6 kartus per savaitę, man geriau bus, kaip tik blogiau bus, nes reikia kūną ir laiką atstatyti. Tai kai žmogus tik pradeda sportuoti, tai rekomenduočiau 3 kartus per savaitę, pavyzdžiui. Kad ir kas antrą dieną, pirmadienį, trečiadienį, penktadienį, 3 dienas per savaitę ir nepailiui daryti, vieną sportuoja, vieną pailsi, kad spėtų kūnas atstatyti, nes jei kūnas nepratęs prie streso gaunamo, prie apkrovos, tai nes ir vis raumenis, viskas vyksta tada, kai žmogus ilsisi, kai miega, kai gerai valgo, o ne kai sportuoja. Nu, taip, šitą aš girdėjau. Tai žodžiu, nepersistengti, ypač jeigu pradedi, apšilimas, o dabar pati treniruotė. Jeigu, pavyzdžiui, žmogus, tarkim, ryte daro tik mankštą, tai užtenka tos mankštos turbūt ir 10 minučių, jeigu, pavyzdžiui, vakarais jis turi treniruotę. Jeigu vakare treniruotę turi, tai tiesiog varite prasijudinti, prasiskinėti, kad pats organizmas prie darbo paviškai įsivažiuotų. Žinot, kad jau atsikėlė, prasidės judėjimas, kaip lengvai gali. Tada geresnė savijauta, daugiau energijos. Tas pas kaip po šaltų dušą rytais maudžius. Kūnas stresą patiria ir geriau jaučiasi. Aha, o pavyzdžiui, ta vakarinė treniruotė, jinai jau gali būti intensyvesnė, nes daugiau pasakė, kad yra daugiau energijos vakare, daugiau gali padaryti. Čia kaip kitiem, vieniem būna, kad daugiau ryte, geriau jiems, o man asmeniškai tai vakarai daugiau energijos, nes per dieną vis tiek iki vakaro žmogus valgo 3-4 kartus, automatiškai daugiau kalorijų yra suvartojęs ir daugiau energijos būna. Visiems individualiai šitas dalykas yra. Aha, tai žmogus realiai turėtų pats žinoti, kada jis turi daugiausia energijos ir pasirinkti tą sporto pagal galimybės laiką individualiai. Nėra tokio. Tai pasižiūrėti, pavyzdžiui, pasportuoti ryte, o kaip jaučiasi, kitą kartą vakare pasibandyti, jeigu nėra bandęs ir kaip jaučiasi. Nes rytiem vakare šis jėgų neturi, po darbų nieko nenori. Čia kaip kam, tai pasižiūrėti ir tą variantą, tada prisitaikyti pagal save. Tai žodžiu, jeigu mankšta ryte tokia prasitampimo yra 10 minučių, tai vakare turi užtrukti. Iki valandos užtenka treniruotis pilnai. Ateina irgi apšilimas, pasportuoja ir ant galo būtinai prasitampyti reikia. Dėl tų rūgščių, kad raumenys ten neskaudėtų, ne? Jeigu salėje žmogus sportuoja, tai yra volai, tai prasimasažuoti su jais, tada prasitampyti, kad mažiau skaudėtų kitą dieną. Nu tai ką, tai palinkėk čia šitai grupės nariams sėkmės. Ypač man jos reikės. Ir aš tęs daugiau nelaikysiu, nežinau, kad pas tave pilna reikalų, o šitą laidą tada aš baigsiu pati toliau apie tą naują produktą ir mūsų grupės liniją. Tai tau, Domantai, ačiū labai, kad skiriai laiko, labai ačiū už tą video, tikrai mes jį turėsim garbingiausiai vietoj prisisegę grupiai. Tai geros tau dienos likusios. Ačiū Rim, visą. Sudėjau. O mes pratęsime, nes iš tikrųjų šiandien yra pirma diena, kaip aš matote, esu pasipuošus, esu fit čia iš kitos pusės. Nes šiandien pas mus buvo galimybė įsigyti anksčiau laiko. Jūs visi šitą produktą gausit nuo balandžio 5. Ir mes įsigijom iš karto 2 ir gavom dovanų šitą XS Fit maikutę. Ir čia yra naujas produktas. Net nesakyčiau, kad pagerintas, nes jis yra tiek unikalus, kad tokio rinkoje iš vis mes neturim konkurentų. Čia vieną pakelį atsidariau, iškart yra samtukas. Ir čia dieviško skonio arbūzais kvepia. Čia yra amino rūgštys, kurios būtent reikalingos visam organizmui, ne tik raumenų masės palaikymui arba auginimui, bet, kaip ir minėjau, ir smegenų, ir širdies veiklai, ir odai, ir plaukams, ir viskam. Mes skirsim visą atskirą laidą šitam produktui, o kol kas žinokit, kad nuo balandžio 8 dienos mes rinksime naują grupę, bet jau mes truputėlį išplėsime savo auditoriją. Jeigu iki šiol būdavo žmonės, kurie tik nori išsivalyti organizmą, tai dabar mes jau priimsime visus, kurie nori ir pakeisti savo kūno, sakykime, išvaizdą, savo sustiprinti, ištvermę savo pakelti. Ir mes truputėlį, mes nepaliksime jokių būdų ir detoksikacijos, nes nežinau, ar jūs žinot, kad nuo 35 plus metų
Pirmas dalykas, jeigu žmogus nori užsiimti, sakykime, svorio metimu, sporto, ten kūno tobulinimu, vis tiek pirmas žingsnis yra detoksikacija, nes be jos ten nebus to efekto visiškai. Vis tiek nuo 35 metai plus pirmas žingsnis yra detoksikacija praeiti. O kadangi ir raumenų masė pasirodo nuo 35 metų jau pradeda mažėti, seniau visi galvojo, kad čia virš 40-45, o dabar iš tikrųjų yra tyrimai atlikti, kad nuo 35 metų, tai vėlgi mes, sakau, truputėlį keičiam savo plečiamą auditoriją, apie tai informacijos bus daugiau. Taigi, tai iš šios dienos mes laidą baigsime. Palinkėsiu Jums linksmų artėjančių švenčių, fantastiškai nereali oro prognozė, kad kovo 31 bus 21 laipsnis Lietuvoje, čia yra neįtikėtina, toks pat bus ir pirmadienis, tai kviečiu visus Velykas švęsti kažkur gamtoj su pirmais kepsniais, šventiškai nusiteikus ir artimųjų apsupti. Ir daugiau informacijos, kaip sakiau, bus vėliau, kadangi rytas ir galva nedirba, atleiskite man, šitą laidą mes ir baigsime. Dar kartą padėkosiu Domantui, kuris skiria savo laiką mums. Ir Jums ramaus vakaro, o man geros dienos. Sudėjau.